Labą dieną, Auksolė. Sveiki, Jana. Labai malonu Jūs matyti, džiaugiamės, kad turime galimybę šiandien svečiuotis Šiauliuose, kad Jūs įkūrėt tokį nuostabų saloną, kuris suteikia galimybę žmonėm gauti aukštos kokybės procedūras už prieinamas kainas ir bendrauti su profesionaliais specialistais, kurie pas Jūs dirba salone. Pavadiname grožio namais, taip. Kad būtų jaukus, tiesiog toks namai, kad kiekvienas atėjęs, jisai iš tiesų jaustųsi kaip namie ir jam gera būtų čia kiekvieną kartą sugrįžti. Tai koks pas Jūs yra konceptas Jūsų grožio namų? Kokias paslaugas Jūs teikiate pati, Jūsų kolektyvas? Nors esame 3 ir atrodo iš tos pačios srities, bet viena kitą papildome. Tarkime, atliekame tiek odos gydymus, aknės paveiktai odai, jauninančias procedūras, darome kobido masažus, kūno puoselėjančias procedūras, pati neringa atlieka tiek masažus gydomuosius ir po plastinių operacijų, daktarai siunčia pas ją žmonės, tiek atlieka ritualinės. Tai pas mus jungiasi atsipalaidavimas su gydymu. Netgi stengiamės įnešti į kiekvieną gydomąją procedūrą atsipalaidavimą. Tam tikra prasme, taip, kad kiekviena procedūra, kad ir jinai kokia bebūtų nemaloni, atneštų žmogui gerų emocijų ir jis neprisimintų jos kaip kažkokios tai tokios skausmingos ar nemalonios. Kad reabilitacija vyktų lengviau po tam tikros Taip, ir reabilitacija ir pats procesas procedūros, tai man tai yra labai svarbu ir tą mano žmonės jaučia. Sakykite, Auksolė, kiek laiko jau yra veikiantis Jūsų salonas, grožio namai? Grožio namam dar nėra nei metų. Švęsime pavasarį metus dar tik tai. Tai visiškai toks naujas projektas, kuris jau stipriai pasistumėjo į priekį ir įgauna pasitikėjimą tarp savo klientų rato. Na taip, iš tikrųjų, kiek ir teko iš kitų žmonių pasiklausyti, kur net susidurėme, tarkime, artimame rate, kad žino, kad jeigu jau ateis pas mus, tai jie gaus aukštos kokybės procedūras ir visą reikiamą pagalbą. Tai užbėga kartais netgi šiaip ir smagu, kad kreipiasi ir šiaip tiesiog su klausimais, ar ten siunčia nuotraukas, siunčia žmonės, kad padėkit ir mes visada pasiruošusios padėti, kad ir vaiko kartais trūksta, bet atbėgam ir vakare, kad tik tai... Atrandat tą minutėlę. Atrandam ir net nesant to vaiko, tai tiesiog... Iš kur, Auksolė, semiate žinių? Tai tik iš geriausių. Tai ir iš sveikatos ir grožio akademijos ir tiesiog lankausi ir seminaruose, ir mokymuose, ir pati skaitau, ir semiuosi žinių ir iš praktikos tą pačiu. Su kiekvienu žmogumi vis išmoksti kažko tai naujo. Taip, labai teisingai ir suprantat, kaip galima atlikti tą pačią procedūrą skirtingiems žmonėms ir turėti skirtingus rezultatus visom prasmėm. Ir pagerėjimų, ir reabilitacijos laikotarpyje, ir ta prasme, kiek procedūrų reikėtų siekiant išgauti, ta prasme, tą patį rezultatą odos būklės pagerėjimo su skirtingu žmogumi. Auksolė, Jūs esate absolventė sveikatos ir grožio akademijos. Sakykite, prašau, su kokia emocija, kokį turit prisiminimą apie studijų laikus akademijoje? Tai tik pačius geriausius, nes iš tikrųjų turėjom ir labai aukštos kvalifikacijos mokytojus ir žinių bagažas iš tikrųjų buvo labai didelis. Tikrai, juokiausi po visų tų studijų, kad tiesiog galiu tam tikras procedūras daryti užsimerkus. Nes sveikatos ir grožio akademija pakeitė mano mąstymą 360 laipsnių. Tiesiog pasikeitė kardinaliai po tų studijų mąstymas, kad ateina žmogus ir tau jau mechanizmai tam tikrai įsijungia, tam tikros formulės, atsigula žmogus, tu nežinai dar ką darysi, pasižiūri į veiduką ir tu jau žinai, aha, tas ir tiesiog, iš tikrųjų labai daug žinių davė. Tai esu labai patenkinta.
Tai kiek aš suprantu, įvyksta tas procesas, kai pamatot kliento veido odos būklę, iš karto įvertinat, kas pas jį yra ir kokį sprendimą reikia pasirinkti. Turiu omeny, kai žinot, ar tai rūgštinė procedūra ir kokia būtent, ar tai kosmeceutikos protokolą gal jam padėtų, ar tai jau būtinai reikėtų taikyti, tarkim, aparatinės procedūros ir koks tas būtų atsistatymų laikotarpis ir ta prasme, koks pasiekiamas rezultatas. Tai tas smagu, kad, tarkime, net klientai sako, ar galiu jums daryti tai, nes šiek tiek gali ten, tarkime, šerpetoti ar būti kažkoks, tarkime, po procedūrinis. Daryk, kas tau atrodo tinkamiausia, nes tikrai didelis pasitikėjimas, ilgametė patirtis, vis tiek įgyjam tą klientų pasitikėjimą tavimi. Tai aš suprantu vieną paprastą dalyką, kai ateina klientas, mato priešais save tikrą profesionalą, kuriame yra daug žinių gilių, tai tokiu atveju, aišku, galima ir pasitikėti ir sutikti ir odos šerpetojimui, ir rausvumui, nes tiesiog supranti, kad specialistas žino, ką jisai daro ir turbūt čia yra labai aukštas įvertinimas pačių klientų. Tai džiaugiuosi, kad jūsų klientai pasitikė jumis, pasitikė jūsų grožio namais. Kalbant apie Sveikatos ir grožio akademiją, kokias galėtumėte išskirti 3 stiprybės akademijos studijų, mokymų, viso proceso, kuris vyko tuo metu? Tai galbūt būtų dėstytojai, žinios ir galbūt metodika, kaip jie pateikė tas žinias ir tas muštravimas, toks, kur, irgi aš po studijų juokiausi, kad, kaip kariuomenėje buvo, tai man tai buvo stiprioji dalis, nes reikalavo iš jūsų žinių. Reikalavimai buvo dideli, tai tiesiog nuo iki ir dabar vaikais ir higienos ir visų kitų reikalavimų. Tai gal 3 tokie būtų pagrindiniai, tai žinios, metodika, dėstytojai ir gal požiūris į studentą dar pridėčiau tokį kaip. Ką būtent apie požiūrį į studentą galėtumėt pakomentuoti, kaip galit pakomentuoti? Požiūris į studentą tai griežtas, bet jis labai šiltas. Tai aš taip prisimenu, kad iš tikrųjų griežti buvo mokymai, daug reikalavimo, daug žinių, daug turėjai išmokti, bet kiekvieną dieną tu jautėsi kaip šeimoje ir galėjai ir apsikabinti, galėjai ir paverkti, kai kažkas nesiseka. Ir, šiltas buvo visada sutikimas, taip pat šilčiausias. Tiesiog net norėdavai važiuoti į studijas, nes tikrai būdavo visada labai gera. Ar norėtumėt grįžti į akademiją? Taip. Su gera emocija grįžti. Su gera. Tai labai smagu. Jūs žinot, kad durys akademijos visada jums yra atviros, kaip ir visiems mūsų absolventams akademijos, nes mums yra labai svarbus kiekvienas mūsų mokinys ir mes džiaugiamės jūsų pasiekimais. Ačiū Jums. Auksuolė, jūs šiai dienai įkūrėte grožio namus. Ir tai yra iš tikrųjų svajonė, tikrai daugumos grožio srities specialistų turėti savo grožio kabinetą, arba grožio saloną, arba grožio namus ar kliniką. Tai iš tikrųjų yra tikrai sėkmės istorija jūsų, kad jums tai pavyko ir tikiu, kad norint atidaryti grožio namus, jūs gavote nemažai iššūkių. Ar galite papasakot savo trumpai sėkmės istoriją? Kas palaikė jūs tuo metu, iš kur sėmėtės žinių ir ėjimo į priekį? Ir kodėl pas jūs išvis kilo mintis atidaryti grožio namus? Grožio namai gimė iš didžiulės meilės savo darbui. Iš noro sukurti tinkamą aplinką savo klientams, iš noro dalintis, tiesioginė to žodžio prasme, iš noro tiesiog dalintis tą emociją. Tiesiog, o palaikė labai mano šeima. Palaikė labiausiai vyras, be kurio manau, kad šių grožio namų ir nebūtų, nes man atrodė tuo metu, kad
ko ne pačiu nepalankiausiu metu kuriame grožio namus, bet mes tai padarėme. Auksuolė, o kada pas jūs kilo mintis, kad reikia kurti? Grožio srities specialistas, atstovas, jis arba garsiai, arba tyliai apie tai svajoja. Ir man tiesiog susiklostė taip aplinkybės, kad vis tik pavyko. Auksuolė, dar kažką norėtumėt pasakyti? Ne, tiesiog norėčiau padėkoti jums, kad atvykote, kad matote potencialą manyje ir ačiū už bendradarbiavimą ir mokslus. Ačiū Jums, Auksuolė, kad mus labai šiltai priėmėt. Ir dar turėsiu labai vieną tokį klausimą, į kurį paprašyčiau atsakyti. Ką Jūs galėtumėt parekomenduoti arba palinkėti būsimiems Sveikatos ir grožio akademijos mokiniams? Tai ambicingumo, ryžto ir noro mokytis. Mokytis iš geriausių. Nes geriausiai mokosi iš geriausių ir tik tais tokiu atveju. Jeigu nori kokybiškų žinių, tai manau, kad verta. Tik tokiu atveju yra pasiekimi patys geriausi rezultatai. Aš taip pat manau. Ir grįžta laimingi klientai, kurie pasitikė. Nesvarbu, ką darytų, jie pasitikė tavim kaip specialistu. Auksuolė, mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mums pavyksta išauginti puikius specialistus, kurie turi noro, kurie turi ryžto kurti grožio namus, teikti geras, aukštos kokybės procedūras. Ir mes iš tikrųjų labai didžiuojamės su jumis, kad jūs esate mūsų akademijos absolventė. Ačiū Jums labai, kad Jūs priėmėt mus ir visada su šilčiausiais linkėjimais, su šilčiausiam emocijom. Jūs visada esat laukiama. Gerai, ačiū. Registruokitės ir Jūs stojimui į Sveikatos ir grožio akademiją ir tapkite savo srities pačiais geriausiais specialistais.